Sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai. Šiandien sveikinamės iš 5 Novaturo tinklalaidės laidos Keliauti kartu lengva. Ir šiandien keliausime kartu su mūsų svečiu Orijum Gasanovu. Apetitą ne tik maistui, bet apetitą ir kelionėms. Tai yra būtent tas laikas, kai oras vis dar nuostabus, jūros temperatūra Tikrai, pati geriausia. Mes visi mėgstam vieną dalyką – valgyti. Tikrai, tada kita graužatis yra, kaip aš sumokėjęs tiek pinigų išeisiu iš to viešbučio. Pavėlavom. Jūs nemokat jokia kalba pasaulyje kalbėti. Yra viena kalba, kuri yra svarbiausia pasaulio kalba. Tai yra šypsenos kalba. Šiandien mes su tavim apie gurmaniškąją kelionę pusę pakalbėsime. Gurmanišką? Gerai. Taip, iš šalių, kultūrų būtent per maisto prizmę. Taip. Nes per maistą tu labai daug gali sužinoti apie tam tikrą šalį, jo žmonės, papročius ir kokio skonio yra ta šalis. Bet dažniausiai viešbučiuose nepragausi tikros šalies. Būtent dažniausiai tam, kad pajaustum autentiką, reikia keliauti už Išeiti iš viešbučio, taip. Nes daug kas sėdi viešbučio visą savaitę ir sako, kad pažino kokios nors šalies virtuvę. Vasara jau čia pat, jau prasidėjus ir atostogas visi planuojasi. Tai aš ir norėsiu paklausti tavęs, ar tu jau susiplanavęs savo vasarą? Aš visada susiplanavęs vasaros atostogas. Jeigu mane kas stebi socialiniuose tinkluose, tai mano vasaros atostogas būna Palangoje. Visą mėnesį aš važinėju dviračiu. Ir važinėju visur. Ar išbandėjai naują trasą iki Nidos? Iki Nidos aš nesu profesionalus dviratininkas, nesu iššūkių mėgėjas, aš tiesiog važinėju komfortiškai, važinėju dviračių taku, kur nors dažniausiai ar Šventosios pusė, kad nebūtų per ilgai, per sunku, kad nebūtų kalniukų. Aš užsidedu muzikos, važiuoju ir savo dainuoju. Tai pro mane pravažiuoja žmonės, kartais be ausinių, galvoju, gal aš protėjęs koks senis važiuoja, nes aš kartais niūniuoju ir dainuoju ir visai būna. Ką darai, nes Lietuvoje su orais dažniausiai, kodėl visi skrenda atostogų kitur? Nes, sako, šiaip tai nesąmonė, kai žmonės, aš nežinau, ar jie patys įsigilina į tai ar ne, bet vasarą oras pas mus yra šiaip tobulas. Kad ir palyja dienų būna, kurios blogos, bet atostogauti reikia tuo metu, kai Lietuvoje tikrai tragiškas oras. Tuo laiku reikėtų vykti į užsienį ir kuo toliau. Liepos mėnesį išvykti į užsienį pirmas dalykas yra, man atrodo, truputėlį nesąmonė dėl didelių karščių, kurie yra toliau nuo Lietuvos. O antras dalykas, tuo metu yra Lietuvoje nuostabu. Ežerai, upės, jūra, tiesiog nuostabu. Tai aš jau kažkaip tai nebekreipiau. Anksčiau, kai buvau jaunesnis, kreipdavau gal dėmesį, jeigu nesaulėta diena, reiškia bloga diena, tai dabar man taip nebėra. Man tiesiog svarbiausia, kad nelytų. Aš nekenčiu, kai labai stipriai lyja. Tai jeigu nelyja, jau yra gerai ir jau galima kažką veikti. Tai va, to užtenka ir aš tikrai visiems sakyčiau, kad nekeliaukit vasaros metu, bet tuo pačiu aš suprantu žmonės, nes jie keliauja tada, dauguma žmonių keliauja, kada jų vaikams atostogos. O vaikams atostogos yra vasara ilgiausias ir vasara yra ilgesnis periodas atostogų, nes kai yra atostogos rudens ir Velykų, kelionių kainos labai stipriai išauga, iššoka ir tikrai ne visi gali savo tą leisti. Aš, pavyzdžiui, nelabai galiu savo leisti, tikrai yra labai brangu keliauti. Kartais aš, kadangi neturiu vaikų, ir jeigu planuoju savo keliones ir žiūriu, kad staiga kažkokios nesąmoningos kainos, reiškia mokinių atostogos, tada pasiimi tikrinti, žiūri, kad tikrai taip. Tai va, tai aš suprantu tos žmonės, nes tiesiog tai yra geriausias laikas, kad išvykti, bet tada aš patarčiau vykti vasaros pačioj pradžioj arba vasaros pabaigoje, geriausia rudens pradžioj. Daug kas taip ir daro, ten rugsėjo 1, kai jau reikia eiti mokyklą mokiniams, vis tiek keliauja, nes tada jau būna pigiau, nes daug kur pasaulyje viešbučiai atpinga tiesiog. Rugsėjo 1 yra data, kai atpinga viešbučiai. Tai jeigu ten nėra labai svarbi ta pirmoji savaitė mokykloje, aš labai rekomenduočiau tiem, kas nori sutaupyti, keliauti 1 rugsėjo savaitę.
Čia labai daug gerų patarimų iš karto pažiūrė, bet iš tikrųjų tai yra labai svarbu ir dėja taip vaikų atostogos tai yra tas laikas, kad ir kainos būmina ir dėja visi tik tada gali keliauti. Jo, baisiausia dėl karščių, tai man atrodo yra rugpjūtis. Rugpjūtis ir dėl kainų, ir dėl karščių, ir dėl srautų irgi yra. Keliauja visi vokiečiai, britai, austrai ir tada būna labai didelis srautai ir būna žiauriai karšta. Nekalbant vien apie Turkiją, Turkija gal nebūna taip stipriai, bet pavyzdžiui, kokį Portugalijoje, Ispanijoje, tam tikros regionuose yra tiesiog netostogos, o jau ten ištvermė. Yra žmonių, kurie mėgsta, kai 45 pakyla, bet aš esu buvęs rugpjūčio mėnesį ir Ispanijoje, ir Portugalijoje. Tai Ispanijoje gyvenimas galėjo vykti tik iki 11 ryto, nes nuo 11 ryto tiesiog nebeįmanoma. Tai mes keldavome specialiai 6 ryto, vaikščiodavom, tada atsidarydavo ten kažkokie muziejai, kažkas tai greitai ir tada jau užtiraini pietų miego, užsidarai ir tiesiog vedinies, nes tiesiog yra sunku. Siesta ne šiaip sau sugalvota, bet iš tikrųjų yra nuo kondicionieriaus paieškų iki kito kondicionieriaus paieškos išeina tavo atostogos. Čia aišku, ne visi tokie jautrus karščiui, kai kurie tikrai yra žmonės, kurie mėgsta kem 5 laipsnius, tai jeigu mėgstat, super. Bet vėlgi, ir kainos rugpjūtį, nes ispanai, portugalai, italai patys atostogauja ir labai gerai pastebėjom, mes rudens laikotarpį irgi stengiamės pasiūlyti dar daugiau pasiūlos kelionių, kadangi tai yra būtent tas laikas, kai oras vis dar nuostabus, jūros temperatūra pati geriausia, šiek tiek srautai tiek keliuose, tiek gatvėse nurimsta, kainos pagerėja, na ir kai kurių vaikų mokyklos yra lankstesnės tom pirmom savaitėm, tai tikrai gali drąsiai ir susiplanuoti dar. O kalbant apie orų rizikas, tai aš supratau, kad sezono pradžioje orų rizika yra daug didesnė, sezono pabaigoje tas oras kažkaip labai ilgai užsilaiko ir būna, kai kur stebuklai, kad iki lapkričio išsilaiko visai neblogas oras, tai dėl orų tikrai nereikėtų pergyventi. Rugsėjo net pradžioje yra vis tiek dar karšta, vis dar labai karšta. Čia kalbant apie rugsėjo pabaigą, apie spalio mėnesį. Šiaip spalis yra idealus irgi. Jeigu ten vaikų neturit ir nesat priklausomi nuo atostogų, tai spalio mėnesį keliauti yra tobula, kai jau Lietuvoje tikrai nebepagulėsi taip labai. Būna dabar irgi stebuklingų dienų, bet nedaug. Taip, ta rudenėjantį laikotarpį savo dar saulės pasigauti tikrai. Visai. Ir visai kitas dalykas, kai tu esi kažkur, kur šilta ir gera, stebėti, kas vyksta Lietuvoje, kai ten visi pyksta, kailinius dedas jau, tai visai kitaip maloniau žiūrisi visas tas dalykas, negu kad, pavyzdžiui, Liepos mėnesį tu esi kažkur ir žiūri, kaip visi fainai leidžia laiką ten Nidoj kokį nors. Taip. Susinervini, kad tu ne Nidoj. Taip. Tikrai, man tai būna, kadangi aš daug skaitau, tai aš, jeigu draugai kur nors būna pajūri vasaros metu, tai aš susinervinu, kad aš esu kažkur ten, nežinau, Graikijoje su kolega tik tai, be draugų. Su tuo vasaros laikotarpiu, Lietuvoje daug kas, ypatingai tie, kas daug keliauja, tikrai renkasi pabūti Lietuvoje. Aš pati irgi ežerus mūsų mėgstu, dievinu tiesiog visas veiklas Lietuvoje, gamta nuostabi, bet kainų atžvilgių kalbant, jeigu mes renkamės kurortinės vietas ir neturim savo kaimo sodybos, tai nėra ganėtinai pigiau ar... Taip. Pigiau reikia pasakyti, kad būna tik tai Bulgarijoje ir Turkijoje gali būti pigiau, visur kitur tikrai pigiau nebus. Ten tie žmonių Graikijoje, aš esu pasakojęs irgi su to pačiu Novatūru, aš esu keliavęs, radęs viešbutis ten 160 eurų savaitę. Čia yra išskirtiniai atvejai, komforto prabangos lygis ten aišku atitinkamas yra, tikrai nieko stebuklingo, bet jeigu norisi į Graikiją, neturi daug pinigų, tai puikiai. Tai galima rasti pigių pasiūlymų, bet Lietuvoje galima rasti pigių, priklauso aišku nuo tavo išponėjimo lygio. Lietuvoje nėra labai pigų atostogauti, taip sutinku. Žinau, kad rašydama savo knygą domėjusi, kurgi daugiausiai lietuviai skraido pagal oro uosto statistiką. Tai kokios tos 5 šalis, kur ir nežinau, kelintų metų duomenimis rėmėsi, nes labai įdomu. Praeitų. Tai kokios tos 5 šalis? Tai Vokietija, Italija, Ispanija, Turkija ir Norvegija. Dar papuola Didžioji Britanija, bet... Bet čia mes kalbam apie metus laiko, taip. Ne tik vasarą. Man atrodo, lietuviai vis labiau tampa išprusę ant kelionių ir vis labiau nori kažko įdomesnio.
Mes irgi turim labai didelį pažintinių kelionių skyrių, kur irgi ir kelionės pažintinės lėktuvu, ir autobusu, ir kur derinamas poilsis ir pažintis. Ir iš tikrųjų labai augantis kelionių pasirinkimas, tai aš irgi labai džiaugiuosi, nes tada gali keliauti ne tik į tą patį paplūdimio kurortą, su viskas įskaičiuota viešbučių ir kalneliais. Bet ir daugiau. Bet kai kurie žmonės nori tik tai viskas įskaičiuoti ir tik gulėti. Aš to žmonės suprantu, aš pats būna, kad esu užsiknisęs ir sakau irgi, kad tik taip norėčiau, bet tada turėtų tai būti šalis, kurioje esu buvęs daug kartų ir jau kur nesinori man ten visko matyti. Tai Turkija, pavyzdžiui, yra tokia šalis. Ir išsirenki savo viešbutį. Jo, tai tada tiesiog pasirenki tokį komfortišką laiką, valgymas ir gulėjimas. Toks tikrai. Tai yra žmonės, kurie labai užsiknisę, aš visada galvoju apie tokius žmonės, kurie tikrai labai pavargė nuo visko ir jie nenori jokių įspūdžių ir jokių ten kažkokių pramogų ir nenori nei kulinarinių atradimų, jie nori skaniai valgyti. Ir fainai maudytis. Kalbant apie skaniai valgyti, tai tikrai ir Turkijos gerose viešbučiuose yra labai gera virtuvė, kur tu tikrai skaniai valgai ir visa ta patirtis gera, maisto ir patiekimo irgi nėra taip, kad vien prisikrauna. Dabar tikrai ir pats keliautojas labiau išprusęs, tai tikrai gali valgyti skaniai ir viešbutį. Aišku, autentika, čia jau kitas klausimas, apie ką dar šiandien. Kai kurie viešbučiai stengiasi, dažniausiai prabangus viešbučiai stengiasi tos autentikos įdėti šiek tiek. Juokinga yra, kai žmonės ten vyksta į labai pigų viešbutį ir jie sako, kad valgiau turkiško maisto. Tai, čia aišku, ne tik nuo kainos priklauso, bet jeigu kaina labai maža, tai reikia turėti omeny, kad viešbutis maitina ekonomiškai ir dažniausiai tas maistas būna toks valgyklinis. Tarptautinės virtuvės valgykla. Taip, kalbant apie tas pasyvias atostogas, aš irgi aš keliauju labiau ir pažinimo principų, bet reikia pasakyti žmonėms, kad po tokių mūsų mėgstamų atostogų kartais norisi dar vieną atostogų grįžus. Būtent, aš visada arba pasiimu dar kelias dienas tiesiog pailsėti. Nes kai tu nuo ryto esi kažkokioje dienotvarkėje ir tu kažką turi pamatyti, tai apie poilsį, pabėgimas, minčių išsivalymas, tai vyksta. Jeigu tu ten darbe užsinisai nuo kolegų, nuo darbų kiekio, tu persikrauni, pabėgi, tu iš tikrųjų net neturi laiko susimastyti kartais apie tai, kas tavęs laukia Lietuvoje. Bet grįžęs tikrai norėtum kristi ir pamiegoti. Bet aš manau labai gerai, kad dabar tikrai daug kas savo gali leisti keliauti bent kelis kartus į metus ir aš puikiai suprantu, kodėl pasirenka vienas atostogas pasyves, net ir su šeima, o kitas aktyves. Miksuoja, taip, ne? Taip. Ir aš pati tą patį pradėjau daryti ir atrasti tą, čia su amžiumi ateina matyti, kai irgi pradedi suprasti, kad ir tas pasyvus poilsis tau reikalingas. Tai manau, kad labai gerai turėti galimybę pasirinkti. O tu minėjai, kad Turkija yra viena iš tų krypčių, jeigu tu renkėsi savo pasyves atostogas. Kažkas nežinau, aš turiu savį graužatis, jeigu aš esu kažkur, kur aš nebuvau, nebūtinai šaly, bet miestelėje, kažkokiam regione, aš graužiu save, man gėda prieš save, kad aš nevažiuoju, čia kažkokie truputėlį su galva negerai, nes aš niekam nesipareigojęs kažko tai pažiūrėti, būtinai man tiesiog atrodo, kad Dieve, gal aš čia negrįšiu, bet būtinai pamatyti. Tai va, turiu tokią kažkokią keistą lygą, o Turkijoje, ten Antalijos regione, atrodo, aš jau buvau, tikrai ne viską mačiau daug, bet tikrai ne viską. Aš iki šiol nebuvau raftingė Turkijos, o tai yra labai populiaru, labai rekomenduotina. Bet ten kažkaip mažiau tos graužaties būna, ypatingai jeigu turi fainą viešbutį, tada kita graužatis yra, kaip aš sumokėjęs tiek pinigų išeisiu iš to viešbučio. Čia dažniausiai būna visų, kas važiuoja į tikrai savo mėgstamus prabangesnius viešbučius, sako, taigi ir maistas, ir pramogos visos, už viską sumokėta. Tai pavyzdžiui, aš kaip atostogauju ne su kelionių agentūra, o kai keliauju savarankiškai, jeigu viešbutis nesiūlo pusryčių, aš visai džiaugiuosi. Aš neįimu papildomai tos paslaugos, kuri kainuoja pinigus,
aš džiaugiuosi, nes, aiškiai, aplinkui turėsiu progą nueiti kavinės, restoranus, išbandyti. Man patinka tokios kuo paprastesnės vietelės pusryčiam. Kartais yra, nuo šalių priklauso, kartais yra, pavyzdžiui, nežinau, Dubajus, garsėja savo labai gražiom kavinėm, tai ten taip, bet, tarkim, Stambulė, ne, tam pačioj Turkija grįžkim, ten yra tiek daug fainų, tokių visiškai paprastų užkandinių, kur tiesiog nuostabu ir labai pigų valgyti. Labai mėgstu turkišką arbatą. Tai va, turkiškas arbatos paėmė, ten borek yra tas toks turkiškas pyragas su feta, su sūriu arba su mėsa ar su špinatais. Tai labai labai skanu ir labai pigu. O turkiški pusryčiai, tai iš vis yra pati patirtis. Taip. Turkiški pusryčiai irgi yra patirtis, kurią reikėtų pabandyti, todėl, aišku, kad tu pradedi dėlioti, kadangi visi žmonės vis tiek mes skaičiuojam pinigus, vedam buhalteriją, galvojam, neapsimoka, bet šiaip geriausias būtų principas toks, pasimti viešbutį tik su pusryčiais, pietus pasidaryti lengvus ir ten nueiti, nežinau, į pležą atsinešti iš parduotuvės, kokį, nežinau, vaisių, kažkokių užkandėlių, kad labai jau neprisijęsti stipriai visą parą. Aišku, geriausia pietus pavalgyti, vakarienę praleisti. O vakarienę... Čia jau dietologų rekomendacijos. Dietologą rekomenduotų, taip. O vakarienę eiti visai kitą kažkokį restoranėlį, kavinukį. Tai man dėl to patinka, pavyzdžiui, Graikija, Kreta, bet ten tikrai tiek fainų kavinukų, jos tikrai nebrangios. Tai va ten tu tiesiog, nes Turkija įmant, tai ten kažkaip neapsimoka kažko imti ne all inclusive. O kitose šalyse, va, Graikija, ten Ispanija, all inclusive yra brangus ir daug prastesni, tikrai. Jeigu Graikijoje ar Ispanijoje nemokate daug pinigų už viskas įskaičiuota, tai aš beveik galiu garantuoti, kad viskas įskaičiuota bus prastai, žymiai prašiau negu Turkijoje. Esu buvęs labai prastas vietos. Mes neseniai visai kalbėjom su mūsų partneriais Ispanijoje ir Kipre. Ir būtent apie tą konceptą, kad tikrai ten nėra labai daug, o viskas įskaičiuota viešbučio. Taip. Sako, bet mes ir nerekomenduojam. Nors ir su vaikais, bet sako, viską suprantam, kad vaikam reikia valgyti, bet sako, yra vienas dalykas. Mes savo kultūrą turim tokią turtingą, kad mes norim duoti keliautojui galimybę išeiti, pavalgyti. Taip. Ir taip remiam ir savo šalies kultūros pažinimą, o ne vien viešbučių tą patį. Taip. Poilsį. Visiškai aš sutinku ir man būna dėl to liūdna, kai žmonės tik tai viešbutį valgo, bet vėlgi, bedami tai, kad Turkijoje tai tiesiog apsimoka ir jeigu plikus skaičius žiūri, tiesiog tau nekyla ranka imti tik su pusryčiais, kur ten vos pigiau gal, o tada eiti už maistą mokėti kitur. Iš kur tu gauni rekomendacijų, kurias vietas nueiti? Ar daraisi tuos namų darbus, skaitaisi internete, ar vis tik pasikliauji vietiniais draugais, pažintim? Skirtingai, daug skaitau tikrai, labai ieškau daug informacijos, bet ir lygiai taip pat dažnai kelionėse mane lydi vietiniai žmonės, kurie parodo ir rekomenduoja. Tai toks miksas, skirtingai nuo šalių. Kai kur nebūna, kas palydėtų, tai pats ieškausi, bet aš tam skiriu daug dėmesio. Ir man atrodo, kad maistas yra dalykas, kuris vienyje visus keliautojus, nes nesvarbu, kokios mūsų šiaip kelionių pažiūros ir pomėgiai, ką mes mėgstame matyti, žiūrėti ir veikti, mes visi mėgstame vieną dalyką – valgyti. Tikrai, valgyti mėgsta visi žmonės, skirtingus maistus, skirtingi skoniai, aišku, vieni aštriai, vieni sūriai, kiti saldžiai, vieni tešla, kiti jūros gerybės, daržovės, bet valgyti mėgstam visi, tai aš tiesiog, kadangi tai buvo mano pirmoji knyga, išėjo gruodžio mėnesį, lapkričio pabaigoje, tai aš ir norėjau tą pirmąją knygą padaryti apie maistą, nes maistas visus vienyje. Labai įdomu, kaip tu perteiki net skonį, nes, žinai, skonį perteikti iš tikrųjų yra labai, bet nuotraukos vaizdai yra labai gerai, bet papasakot žodžiais, ką tu jauti, yra iš tikrųjų iššūkis, man atrodo. Taip, sunku ir kai valgau kartais, kai maistas nėra labai įdomus, tai valgai, galvoju, kaip čia ką pasakyti. Tai o kokia virtuvė bendrai iš nepatiekalas, o virtuvė, kurio šalies virtuvė vis tiek, sakytum, yra tavo favoritas arba bent jau top 3? Man labai patinka libanietiška virtuvė, Middle East, Lebanese, tai čia yra virtuvė, kuri apima daug labai šalių, labai daug šalių. Pačiam Libane dar nebuvau, bet jų virtuvė yra išplitusi visam vidurio rytų tam regione. Ir labai panaši virtuvė yra Izraelį, labai panaši virtuvė. Tai Izraelio virtuvė man irgi labai patinka. Jie turi daug panašių patiekalų, kai kurių savo tam tikrų
skirtingų dalykų. Labai patinka japoniška virtuvė, kuri nėra žalia žuvis ir sušiai. Daug žmonių Lietuvoje taip įsivaizduoja ir sako, aš nemėgstu japoniškos virtuvės, kodėl? Nes man tie sušiai man nepatinka. Tai žinokit, kad japonai nevalgo vien tik sušių ir aš japonam pasakau, kad mes labai mėgstam sušius, jam buvo keista. Visiems atrodo, kad yra daug labiau europietiškesnių patiekalų Japonijoje, kurie labiau patiktų lietuviams negu... Kaip pavyzdžiui? Pavyzdžiui, katsu yra karbonadas. Chicken katsu tai yra toks džiūvėsėliuose, panko džiūvėsėliuose keptas plonas mėsos gabalas su padažu, su ryžiais ir taip toliau. Šiaip japonai valgo labai daug kiaulienos, kaip ir lietuviai. Labai daug šoninės, labai lietuviškai skamba tikrai. Labai daug riebios mėsos, tai labai populiarus reikalas. Ir daug yra panašių dalykų, ką mes Lietuvoje kažką turim savo, bet kitaip valgom truputėlį. Bet labai įdomu apie Japonijos virtuvę, nes sakoma, kad Japonijos virtuvė yra viena sveikiausių pasaulyje. Tai kaip Aš su šito man labai keista. Tikrai labai čia Lietuvoje yra toks nusistovėjusi nuomonė, kad japonai valgo tik daug žalio žuvies ir dėl to jie labai ilgai gyvena, bet tikrai šiaip keliaujant reikia dar pagalvoti, kur daugiau žmonės kiaulienos valgo negu Japonijoje. Ir tokios riebalionkos, daug tokios šoninės ir labai dar vienas dalykas, kas turbūt nėra labai sveika, bet labai skanu, jie glazūruoja daug mėsos. Viskas ten pas jūs yra apsaldinta, kažkokiais padažais aptepta, kas labai skanu, bet irgi nežinau, ar čia labai sveika. Kokį įdomiausią patiekalą vis tik esi ragavęs? Galim apsiriboti, pavyzdžiui, šalimis, galim tą pačią Graikiją paimti, ne? Ir mėgstama ir panašiai, nors kultūriškai labai paprasta virtuvė, bet gal esi ragavęs ten ką nors kažką labai keisto. Ragavęs keistą patiekalą pavadinimu trachana. Trachana. Taip, neteko ragauti. Varvaros kaimas, regionas, Chalkidikės regionas, kalnuose gamina tokį ar iš ožkos, ar iš avies pieno, tokia košė, putra tokia. Labai įtraus kvapo, tikrai ne kiekvienam. Nėra kažkas labai egzotiško, tai nėra katės akių, ar ožkos organų kokį nors, bet keisto aromato, keisto pavadinimo labai reikalas. Tikrai, trachana. Turkijoje taip pačioje yra labai populiarus sumuštinis, panašus į kebabą, labai gražiai šiuo vizualiai atrodo, bet kai sužinai, ką valgai, daug kas metai iš šono, tai valgo plaučius, į inkstų skrandį, viskas sumalta ir deda į sumuštinį. Aš esu valgęs, kol nežinai, viskas labai okei. Kai sužinai, kad ten yra plaučiai, skrandis, visą kitą, tada tiesiog stumi į šoną. Tai skonis nesijaučia ten tų, aš nemėgstu su produktų, nesijaučia to, nes yra labai stipriai priprieskoninta, bet tikrai ne mano skonio. Tai aš labai daug keistų dalykų ragauju, visiškai tik tai tam, kad laidai parodyti, kad yra visko. Gerai, o tavo mėgstamiausi patiekalai, vėlgi... Graikijai, pavyzdžiui. Tai Graikijoje aš visada prie visko užsikinėjau tadzikį, tikrai prie visko. Ką be valgyčiau mėsos po patiekalus ar kažką, ar trumpam prisėdu į tadzikį visą laiką. Tai yra graikiškas jogurtinis pagardas, man atrodo, kas yra buvę Graikijoje tikrai žino. Graikiškos salotos man labai patinka. Paprasti dalykai visiškai, kurie labai neapsunkina šimų vištienos išmelius, kurie vadinasi... Suvlakis, taip, suvlakį. Aš mėgstu jau ten tokį rimtesnį vakarą suvalgyti musakos geros, bet ne visi tikrai gamina gerą musaką. Musaka yra baklažanų apkepas, panašus į lazaniją, bet truputėlį kitoks. Ir dar yra visokių tokių nišinių patiekalų, jie skaniai viršieną troškina. Man labai patinka troškiniai, kur būna daug daržovių, mėsos, sulčių, labai skanu. Tai visose virtuvėse, visose šalyse man labai patinka troškiniai. Aš tose pietų Europos šalyse visą laiką atrandu vieną dalyką, kuris man labai patinka. Nes kuo paprasčiau,
pagaminama, tuo ten yra geriau. Taip. Ir dažniausiai eina tokie tradiciniai receptai, kurie vat, iš kartos į kartą ir vat, tie, kurie padeda kultūrą pažinti daugiau. Taip. Ne kažkokios įmantrybės, tai būna dažniausiai priklauso nuo arba labai geros kokybės mėsos, arba labai šviežių daržovių ir visi dar sako meilės prieskonis. Ar jaučiasi tas meilės prieskonis tau kur nors valgyti? Jaučiasi labai dažnai, šiaip su šefais kalbant, tai tam tikrą patiekalą gali pagaminti tą patį prastai ir skaniai ir kartais skiriasi, pavyzdžiui, vienas dalykas, tai yra restoranai, kurie tą patį reikalą pagamina tiesiog per 20 minučių, nes ten pajungia kokį nors karštesnį ugnį, greit suminkštėja, greit prikepa, kiti ten 6 valandas troškina, tai savaime aišku tas dalykas, kuris daug ten tiesiog laiko reikėjo ir viskas, bus daug skaniau. Tokia ir paslaptis, tiesiog įdėtas laikas. Ne visi tą sau leidžia, kitiems atrodo, kad čia nesąmonė, ką čia. Daug žmonių iš tikrųjų turi prastą skonį maistui ir valgo bet ką. Turistinėse gatvėse atsisėda, valgo. Kur moka už neskanų maistą, labai brangiai moka už neskanų maistą. Taip. Aš pati šiaip į maistą turiu tokį kitokį požiūrį, nes aš neturiu dažniausiai poreikio valgyti, aš pamirštu valgyti, bet man vienas dalykas, ypač kelionėse, man maistas yra socialinis dalykas. Kai tu susėdi prie stalo ir daliniesi, bendrauji, tuo metu telefonai kažkur padedami ir laikas tas. Čia gerai, jeigu telefonai padedami, nes dažniausiai dabar nebepadedami. Stengiuosi savo aplinkoje visą laiką išlaikyti tą taisyklę, nes tada tu ir maisto paskonį jauti kitaip ir vat O nufotkint maistą? Šitą jo prieš padedant. Tada šitas dėja nedingsta, nes irgi norisi pasidalinti. Taip, draugam parodyti. Ypatingai gerai atrodo. Ne, man dažniausiai, jeigu tai būna kažkas tokio įdomesnio ir Lietuvoje netaip žinomo, nes pati irgi, kai keliauju, labai patinka su vietiniais pabendrauti ir sužinoti receptų ir vietų ir tada pasakyti, kad nebūtina eiti į tą masinę vietą, kur visi eina valgyti, o tu gali nueiti už kampo. Ir suvalgyti kažką tikrai ypatingo. Taip, tai jo, socialinis dalykas tikrai, ypatingai pietų Europos šalyse, vėlgi kalbam apie Graikiją, apie Italiją, apie Portugaliją, Ispaniją, kur vakarienė yra atskira dienos dalis, kai žmonės tikrai ją daug dėmesio skiria. Apie Italiją mes net neužsiminėm su tavim, nors dažniausiai lietuvaičiai, kai kalbam apie maistą, visi pradeda Italiją. Aš pati, man skaniausia yra Italijos virtuvė. Taip, Italijos virtuvė man labai patinka, bet kadangi tai nėra originalus sakyta, nesakau. Taip, iš tikrųjų įdomiau kažką kitą. Kažką pasakau originaliau, bet šiaip aš galėčiau pizzas, makaronus valgyti tiesiog kasdieną. Tikrai. Aš turėjau laikotarpį, kur kiekvieną dieną pietum, 9 mėnesius valgiau pastą. Kiekvieną dieną. Taip. Šiaip mano draugai italai taip ir daro. Valgo kasdieną pietum makaronus ir tai nebūtinai yra labai tukinantis patiekalas. Žiūrint, su kuo tu derinsi juos, kaip tu juos pagaminsi, kokius tu juos gaminsi. Tai tikrai italai, mano draugas, kuris gyvena Vilniuje, jis kasdieną, ne 9 metus, o visą gyvenimą jam yra linkiam, tai jisai kasdien valgo makaronus. Aš sakau, reikės būtinai atskiros dar laidos apie italų virtuvę ir kaip pamokyti, kad tai nebūtinai yra tas, kas tukina, kaip sakai. Taip, aišku, tai nėra tik tai picos ir makaronai, Italija yra be galo didelė. Ir tie patys troškiniai. Taip, skirtingi regionai, daugybė troškinių, daugybė jūros reikalų, daugybė kiti regionai, daugybė mėsos, kiti regionai, daugybė daržovių, tai skirtingai. Bet iš tikrųjų visos tos kryptis turi savo virtuvę ir kad žmonės, labai gerai, kad žmonės keliaudami nepamirštų pažinti per tą. O šiaip oficialiai pasaulietiškai skaitoma, kad geriausia virtuvė pasaulyje yra prancūzų. Ir iš tikrųjų paskutinė mano kelionė į pietų Prancūziją, aš nevalgiau nei vienoj vietoje, kad būtų nors kiek neskanu. Tai buvo tiesiog visas vietos buvo tokios geros ir tokios skanios, kad tiesiog kitą kartą aš grįžčiau čia tik valgyti, nes buvo taip skanu, aš valgiau ten taip gerai iškeptus dalykus, visokius ištroškintus, buvo žiauriai skanu, tai tikrai prancūzai, jų sriubos, jų troškiniai, jų kepsniai, viskas, kas pas juos yra tiesiog tobula, bet pas mus prancūzų irgi virtuvė, jeigu gatvėje darys apklausą, sakys, sraigių aš nevalgau. Tai toli gražu. Arba kruasanų. Jo, kruasanų, taip, bet prancūzų virtuvė yra visiškai restoraninė virtuvė, gerų restoranų virtuvė ir yra prancūzų virtuvė. Daugybė jų patiekalų, desertų, sriubų, visko yra iš Prancūzijos atkeliavę, tai jų virtuvė tikrai labai gera. O kaip tu tiek ragaudamas, skanaudamas maisto, riboji ar porcijas ir panašiai, kad vis tik tikrai to svorio nepriaugti, nes tai iš atostogų visi grįžta,
Ir bagažas tam padidėjo kokiais 50 kilogramų, bet ir žmonės. Aš visą laiką padidėjau. Aš sveikiau valgau ir maisto režimą turiu tik tai Lietuvoje. Kai grįžtu namo, aš valgau labai aiškiai tą patį ir stengiuosi neviršyti ten sveiko proto ir porcijų. Ir, pavyzdžiui, ten valgau, išmokau valgyti kiaušinienės, visokias omletus be duonos, anksčiau viską valgydavau su duona. Tai namuose aš valgau daug sveikiau, o kelionėse aš viską bandau. Tai kelionės vyksta nuolat, tai aš nuolat priaugu, tada grįžęs į Lietuvą per savaitę aš 3-4 kartus per savaitę sportuoju, valgau sveikiau, šiek tiek nusistovi. Tai iš to, kiek aš sportuoju, turėčiau turėti pilvo presą, turėčiau turėti gražų labai kūną. Bet kadangi aš tiek valgau, tai mano prieaugis kažkaip tai išsibalansuoja, tai aš tikrai neturiu tobulo kūno. Bet tu puikiai atrodo. Ne, čia viskas yra maskuota. Matot, žiūrėkit, kokie dideli marškiniai, kurie maskuoja pilvą. Grįžtam prie maisto. Bulgarija šiaip labai skani šalis, labai skanus maistas Bulgarija. Ir aš gyvenau tikrai neprabangiam viešbutį. Jie ten tiek daržovių, man kas keista, italai, pavyzdžiui, kartais regionuose daržovių nenaudoja. O ten Bulgarija tiek pjausto ir taip viskas skanu. Tos paprikos, net yra žmonės, kurie nemėgsta paprikų, bet bulgariškas pipiras nėra paprika, jis yra kitoks truputėlį. Ir jis yra žiauriai skanus ir ten prie visko tą agurkų dėdėsi. Jie troškinius tos pačius naudoja, tai ten vieną gerą troškinį atrandi, dėdėsi tą troškinį, bulvės labai skaniai. Aš ten viešbutį tikrai buvau nebrangiam, labai geram viešbutį, kur labai skaniai valgiau. Ir kavinėse skaniai gamina, tikrai Bulgarijos maistas geras. Ir kainos maisto irgi geras yra. Publika liaudis, kuri yra Bulgarijoje, yra savotiška, kuri ne visiems gali patikti. Jeigu esate labai tokie, mėgstate ramybę, esate tokie išpopinti, nemėgstate kažkokių išsišokimų, tai Bulgarijoje gali daug dalykų gąsdinti, nes turistų ten yra tokių tikrai savotiškų, nežinau kaip apibūdinti. Aš ir labai rekomenduoju pasimti, nes tikrai tų gerų viešbučių yra dabar, pasiemi gerą viešbutį ir nuvyksti į Nesebarą pasivaikščioti, senamiestį. Ir tiek, bet tai tikrai bus labai geros tos irgi pasyvesnės atostogos. Jų irgi maiste, aš vis prisiminiau, kai dabar sakei, yra pieno produktuose ta lactobactericus bulgaricus, kuri labai gerai veikia. Taip, jogurtas mes siejame jogurtą visi su Graikija, bet iš tikrųjų jogurtas atkeliavo iš Bulgarijos. Ir jisai labai sveikas mūsų mikroflorai ir padeda to svorio tiek nepriaugti, tai dažniausiai labai... Paleidžia pilvą? Nesubalansuoja, kad jis virškintųsi ir labai greitai medžiagų apykaitė vyktų. Tai irgi tokia rekomendacija. Na, o kalbant apie virškinimą, tai tavo vaistinėlė, dar viena tema, ką aš norėjau pakalbėti. Kodėl pasirinkai tos 4 produktus? Ten, man atrodo, yra purškalas, nosios purškalas nuo virusų, kuris ne tik gydo, bet dar ir apsaugo, prieš tai prevenciją suteikia. Tai yra miegui skirtas vaistai, virškinimui ir nuo streso. Kodėl pasirinkai būtent šiuos? Jo, tai aš susirašiau savo didžiausias problemas, kas man trukdo. Tai tas daiktas nuo streso, visą vadinasi kelionių vaistinėlė, bet aš daiktas, papildas, aš jį naudoju kiekvieną dieną. Jis ten turi daug visokių dabar labai ir medikų rekomenduojamų, labai daug savyje visko ir jis labai stipraus veikimo man labai padeda. Miegui, tai aš iš pradžių buvau pavadinęs angliškai nuo jet lago, tai yra nuo laiko juostų sutrikimo, nuo to dalyko, bet aš irgi prieš miegą, kiekvieną dieną yra Lietuvoje, būdamas išgeriu. Tai čia yra tiesiog tai, kas dažniausiai, mano nuomonė, gali sugadinti atostogas. Mano puslapyje Orijaus kelionės yra netgi suskaičiuota, kiek kainuoja viena sugadinta atostogų diena, kodėl verta turėti papildus. Virškinimas irgi dalykas, kuris jeigu sutrinka, tai jau būna labai blogai. Egiptas, man iš karto asociacija. Marokas, Tunisas, daug šalių iš tikrųjų. Arba netgi Azijos šalis, kur mūsų... Taip, Tailandė, Balija yra Bali Belly toks dalykas. Tai daug kur, tai va, tai nuo tų pagrindinių dalykų ir aš toks planas buvo, kad plėsiu. Kad iš viso reikalinga tokia vaistinėlė, tai aš visai žinojau, kad reikia, bet galutinis vinis į mano žinojimą buvo mano kelionė į Ameriką, į Luizianos valstiją, aš keliavau tenais.
Ir tiesiog vienoje parduotuvėje pamačiau didžiulę spintą, kurioje buvo surašyta kelionė medicinė dėžutė, ko reikia žmonėms kelionėse. Ir aš pažiūrėjau, kad mes viso to neturim Lietuvoje ir kad reikia. Tai čia buvo praėjusių metų gegužė, tai labai užtrukau. Labai ilgai ieškojau, iš tikrųjų, aš labai norėjau, kad būtų viskas labai efektyviai veiktų ir kad, nes maisto papildų pasaulyje yra daug visokių nesąmonių. Būtent. Parduoda orą, parduoda kažkokius tai belenką, tai aš labai norėjau ir mano visų papildų yra pagamintas Šveicarijoje ženkliukas, kuris labai sunkiai gaunamas, turi būti produktas tikrai gaminamas Šveicarijoje. Aš labai norėjau, kad būtų veiklų, tai nuo praeitų metų rudens aš pradėjau jau visus juos testuoti ant savęs, ant savo draugų, ėmiau dalinti šeimos nariams, kad jie bandytų, rašytų savo atsiliepimus. Tai įsitikinęs, kad jau gerai, tada šių metų vasarį pristačiau. Man labai patiko sudėtis, aš pati domėjausi, daug papildų naudoju ir kelionėse taip pat, ir miegui aš naudoju irgi papildus, bet buvo labai įdomių, neįprastų sprendimų, bet tikrai labai technologiškai inovatyvių. Ir... Man labai patiko tie žmonės, kurie visą tai kūrė. Čia neaišku, aišku, papildus. Bet man labai patiko, kad tu kitaip šiek tiek pažiūrėjai ir labai, kas ypatingai daugiau domisi, tai jie tikrai paskaitė, supras, kad tarpusavio medžiagos labai gerai veikia. Tai tikrai man labai patiko, tikrai ir nuo jetlago tai irgi labai labai svarbus dalykas, kur skrendant tolėliau arba kitiem jautresnio miegojimo. Tikrai žmonės valandą pasikeičia, man tai nebūna to, man būna tikrai jaučiasi, Meksikoje buvau, Amerikoje jaučiasi. Kai kuriems žmonėms ten 2 valandų skirtumas, jiems jau viskas, kai būna laikrodį pasuko, viskas įsibalansavo. Kaip pakeičiam laiką, čia Lietuvos vasaros žiemos laikas. Tai man taip nebūna. O dėl streso papildo norėjau paklausti, kiek laiko prieš kelionę rekomenduotum pradėti jį gerti? Nes va šito man pritrūko ir norėjau paklausti patarimų. Stresas, tai čia kalbant irgi mes, kai galvojame su visa komanda, kur būna stresas, tai kai kuriems žmonėms kelionė apskritai yra visas stresas. Taip. Nes jie išvyko iš namų ir tai jau yra stresas, nežinomybė, kita šalis, kita kultūra, tai nežinau, savaitę, 5 dienas prieš jau siūlyčiau pradėti gerti, kad organizmas įgautų antistresinį tokį šarvą, nes kai kurie oro uostai, visa kita, tai iš karto atvykus oro uostą ten išgerus, tai nebus, reikia įkrauti normaliai organizmą ir tada. Ir sako, kad ir atvykus netgi atostogas reikia kelių dienų adaptacijai, taip. Tai steigiamas stresas, kelionės, vestuvės ir panašiai jisai tiek pat organizmui šoko kelia. Taip. Man stresas, nors aš esu įpratęs prie oro uostų, bet man vis dėl stresas yra oro uostai. Ne Lietuvos viskas labai aišku, viskas gerai, bet yra tikrai tokių, kur niekada nežinai, kas bus. Čia pradedant su darbuotojais, jų sprendimais ir baigiant su lėktuvais, ar atskris ar ne. Kartaisgi būna, atvyksti ir sužinai, kad lėktuvas atvyks tik rytoj. Na ir pakalbėkime apie naujausią tavo produktą. Šitą knygą iš esmės, čia, nežinau, teko vartyti, neteko, galima pasakyti pasaka. Čia yra istorija, kaip jauno amžiaus žmogui susiruošti kelionę, ką žinot, kas vyks kelionėje ir ką iš kelionės pasiimti savo. Tai čia dalykai yra, kurie suaugusiems lygiai taip pat pravartus, man taip atrodo, tokie tam tikri dalykai, kurie, pavyzdžiui, mūsų suaugę žmonės įsivaizduoja, kad jeigu aš nemoku angliškai ar kitą pasaulio kalbą kalbėti, geriau man niekur nekeliauti, nes aš nemoku kalbėti. Tai čia aš pasakoju, kad ir vaikai, kurie skaitė šitą knygą, jeigu jūs nemokat jokią kalbą pasaulyje kalbėti, yra viena kalba, kuri yra svarbiausia pasaulio kalba. Tai yra šypsenos kalba. Gestų, tai tas pats. Šypsena. Šypsena, jeigu jūs šypsotės, jeigu jūs neužsidarote nuo žmonių, tikrai pravers visur, padės visur, tai aš irgi tikrai nemoku visų pasaulio kalbų, bet aš keliauju iki šiausias šalis, kur nekalba žmonės, jokia mano žinoma kalba ir ten tiesiog tu šypsaisi, tu rašai, yra dabar programėlės visokios, kurios verčia nemokamai, rašai jiems, rodai, kartais nupieši, ten, nežinau, vištytę galiu nupiešti, ten Kinijoje aš esu buvęs, sakau, chicken, nesupranta, kai sakau, gut, jinai vis tiek nesupranta, net tokių gestų. Tai tada aš jį piešiu, sakau,
Ir suprato. Taip pat pasakoju, čia yra vienas man labai patinka atvartas, parodysiu, kuris vaikams ir šiaip aš esu labai žmogus už toleranciją, už tai, kad pasaulis yra labai skirtingas. Čia vaikam irgi pasakoju, čia yra mano draugai nupiešti žmonės iš pasaulio, su kuriais aš susipažinau keliaudamas ir pasakoju, kad žmonės yra labai skirtingi, vieni sėdi vežimėlyje, vienų odos spalva yra labai tamsi, kitų šokoladinė, kitų dar kažkokia, vieni turi vienokių pomėgių, kiti kitokių, tai kad kelionėse būkime pasiruošę priimti įvairiausius žmonės, nes mes irgi esame kitokie, atvykę į kažkokius kitus pasaulio kraštus. Taip. Su savo stiliumi, su savo elgesiu. Tai va, tai čia daug tokių edukacinių momentų. Vadinkime edukacinių. Bet labai gražiai pateiktų ir labai spalvotai ir aiškiai vaikui tikrai sudomintų, tai net ne vaikui, man pačiai yra įdomu, vat ir lagamino. Aš pats, kaip parašiau, nupiešėm, jau viską sudėjom, aš pats persverčiau ir man liko malonus toks maloni emocija, tai aš to ir siekiau, kad šypsotumėsi gale knygos ir būtų tiesiog faina, gera emocija, kaip ir turi būti. Kelionės turi nešti gerą emociją visiems, kur mes bevyktume, ar atostogų poilsinių, ar aktyvių. Tai koksgi tavo slaptas kelionės prieskonis yra? Iš kokios šalies ir kokia yra ta vieta, kurios galbūt dar nesi nei knygoje, nei prieskonis, tai turint omeny lokacija, vieta. Aš visą sakiau, jeigu man reikėtų dingti be žinios, žinot, būna žmonės, kurie nori dingti, pasislėpti nuo pasaulio. Taip, tai reikėtų dingti į Kuboje esantį Vinjalės slėnį. Vinjalės. Jo, Vinjalės slėnis yra slėnis žalias tarp didelių kalnų, kur augina tabaką šitiems cigarams. Tai man ten labai patiko, ten yra labai toks kaip kaime tu esi, bet tas kaimas toks, ten ir kavinukių yra, visko yra, bet toks žalias, labai gražus, labai ryškus ir toks, kadangi ten interneto nėra, tai esi tikrai kaip pasislėpęs nuo viso pasaulio. Jeigu ten pasislėpsi, ilgai tavęs ieškos. Ar toli nuo Havanos yra galimybė susisiekti? Yra, automobiliu važiuoji. Neatsimenu, man atrodo, nelabai ilgai, ten 3-4 valandas ir būni, bėda. Na, o jeigu kalbėsim apie tavo didžiausią kelionės failą, nors aš tikiu, kad tavo nuotykių ir prisiminimų iš kelionių yra apstu. Aš esu vienintelį kartą pavėlavęs į lėktuvą, kai man pranešė, kad viskas, ačiū, viso gero. Nors aš esu tikras, kad aš nepavėlavau ir tiesiog buvo pikta užsiraukusi oro uosto darbuotoja. Tai buvo Izraelyje, Tel Avive, kur ten tikrina tave saugumo agentai, daug visokių patikrų vyksta. Ir mes atvykome likus valandą ir 12 minučių iki pigių avialinijų lėktuvo reiso. Taip. Ir mūsų neįleido. Valandai 12 minučių. Taip. Aš fiksavau tą laiką, aš ten kėliau skandalą, savo dar yra daugiau nei valanda, pas mus kitaip, pas mus ten 1,5 valandos užsidaro. Jeigu aš būčiau be registruoto bagažo, galėjau skristi dar, buvau suregistruoti, tiesiog nepriėmė, neregistravo ir viskas. Tai antras kartas vos nevyko dabar, aš buvau Meksikoje, papuoliau į Mechiko miesto kamštį, išvažiavau tikrai labai iš anksto, bet strigau, važiavau vietoj valandos 2,5 ir tiesiog mano laikas išgaravo ir aš atbėgu į oro uostą, avialinijos Aeromexico, nes duodu lagaminą ir sakau, ten daug skrydžių vienu metu, sakau, Amsterdam, sako, Amsterdam is close. Aš sakau, no. Sakau, rodau laikrodį, sakau, va, kiek laiko yra, koks tau close. Ir tada jisai kažką, toks piktas dėdas, kažką tai jisai ten nuėjo aiškintis, kol jis nuėjo aiškintis, aš greit pas kitą darbuotoją, sakau, Amsterdam. Ok, užčiapsiau ir priėmė. Bet ten buvo tikrai laiko likę dar. Bet gerai, kad tu sugalvojai eiti pas kitą darbuotoją. Ja, panika, nes jeigu aš pavėluosiu iš Meksikos, tai čia skrydis kainuos, man nauji bilietai kainuos belenkiek. O tai kaip baigėsi iš Izraelio? Pirkai naujus bilietus? Pirkai naujus bilietus, taip. Reikia naują viešbutį rezervuoti, nakvoti, praleisti parą, kainavo labai brangiai, kitos dienos bilietai. Taip, Izraelis brangus, tai nebuvo faina. Bet dabar, kadangi geri nuo streso papildus, tai Meksikai buvo daug paprasčiau. Pavėlavom. Šiaip kelionės labai gera vieta pažintims megzti. Ypatingai solo kelionės. Jo, ištirpsta tavo statusas, tavo
tavo bet kas ištirpsta prie vieno vakarienės stalo. Jeigu tu esi įdomus pašnekovas, visiškai nesvarbu. Maistas vėl. Jo, maistas suartina, tai nesvarbu visiškai, kas tu tikrai gyvenime esi. Gali prie vieno stalo, jeigu surasit bendrų temų, ilgai iki ryto kalbėti. Mes šiandien tikriausiai su tavim padėkosim mūsų klausytojams ir žiūrovams už tai, kad buvote. Ačiū, kad atėjai su mumis Dėkui. irgi pasikalbėti, su smagu. Novaturo keliautojais. Man smagu, kai kas nors manęs klausia apie darbą, nes aš mėgstu kalbėti apie darbą. Tu mėgsti savo darbą. Taip, labai.